Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Kripto mokymų centras. Šiandieną antradienis, birželio 17 diena ir darome dienos analizę. Na ką, rinka padarė tai, ką turėjo padaryti. Tai yra išimtas liquidity levelis, full reversionas, ten iš kur atėjo, tai yra full viso judesio min reversionas. Ir nekaip čia nebuvo trendas ir tik patvirtina tai, kad nekaip čia nebėra bent jau kol kas trendo pratęsimas, tai mes turim vis žemesnius highs ir taip pat vis aukštesnius lows. Jeigu žiūrėt, tarkim, nuo šito low, čia gal irgi kažkur susiformuos aukštesnis low, tai turim tą tokį siaurėjantį range'ą, siaurėjantį trikampį, tai tiesiog konsolidacija, skvizas. Vėlgi tie, kas žiūrit mano video jau ne pirmą dieną, žinot, kad mėgstu naudoti spiruoklės. Spiruoklės analogiją. Jo. Tai mes turėjom labai stiprų trendą, realiai kem 5 dienas. Apie virš mėnesį su pusę tiesiog realiai up only trendą. Ir dabar atėjo laikas kaupti energiją, tai jeigu įsivaizduojat, kad spiruoklė pilnai išsitęsia, jinai daugiau nebegali išsitiesti. Ir dabar, kad vėl gauti judesį spiruoklę reikia sukti, dabar vyksta tas spiruoklės susukimo periodas. Ir čia daug į šitą price actioną išvelgti nereikėtų, tai yra tiesiog range'as, tiesiog konsolidacija. Konsolidacijų tas price actionas būna gan random. Ir tiesiog, kai spiruoklė bus pilnai susukta ir pilnai užtaisyta, tada bus vėl šūvis į kažkurią pusę. Tai lygiai panašiai kaip čia, kur mes turėjom gan staigų stiprų trendą, galima sakyti, šitoje vietoje. Ir po to vyko spiruoklės susukimas, vėl stiprus trendas, tai marketai taip ir juda. Ir realiai kuo stipresnis ir kuo labiau up only būna tas trendas, tuo po to ilgiau trunka spiruoklės susukimas. Negalim pažiūrėti, koks buvo sideways periodas po Trumpo ralio, o Trumpo ralis buvo tiesiog up only 2 savaitės. Tai jo, kuo labiau up only, kuo ilgiau up only, tuo po to trūks ilgesnis laikas sideways. Tai lygiai tą mes čia ir matome, periodas sideways vėlgi. Savo chat'e vakar ir vakarykščiam video sakiau, kad tikėčiausi kažkur šitoj zonai reversalo. Vėlgi, jeigu būtų atsitikęs toks stebuklas, kad kažkaip būtume prasimušę pro 110 kairių susuportinę, kas buvo tikrai maža tikimybė, aš būčiau aišku visą šitą dalį nuraidinęs. Tai mano longas šiandieną užsidarė, uždariau tokį garbingą pusę R profito. Vėlgi, strategija, kur sukurta raidint tokius, bent jau kažkiek trunkančius treidus, tai jeigu būtų čia trendus, tai yra, jeigu čia būtų bent porą dienų dar pasismaukę, aišku, tas mano moving average'as būtų spėjęs prikilt, bet kadangi realiai trendas trūko vieną dieną, iš vienos dienos trendo aš neuždirbsiu. Ir tiksliai toj pasakysiu, kiek aš čia nusiėmiau. Antras buvo čia, Losas buvo čia, Exitas buvo čia, garbingas pofys pusė ir profitas. Ir kaina krenta žemiau mano moving average'o, bus įdomu stebėti šiandienos daily close, visgi ar pames, tai matome, kad realiai visą praeitą savaitę sugebėjo išsilaikyti ir buvo tik vykai žemiau ir dabar bandymas iššauti, vėl grįžimas atgal. Manau, šiandieną užsiklausinsim jau žemiau, o tai reiškia, kad rytoj jau jokie bandymai longint man nebeveiks. Ir tada realiai tik antra diena po to, kai užsiklausins aukščiau. Tarkim, jeigu rytų užsiklausina žemiau, po rytų užsiklausina aukščiau, bet aš po ryt vis tiek negalėčiau longinti, aš galėčiau longinti tik už po ryt, kadangi aš žiūriu praeito žvakės klausą.
Na, kam įdomu, galit pažiūrėti vakarykštį video, gan detaliai paaiškinu, kaip veikia ta mano sistema, vat su šito pavyzdžiu. Ir jo, na, nesitikėčiau, aišku, taip, tai na, vėlgi sakau, esam tam tokiam formatione, manau, kad, na, likusi birželį, daug veiksmo nesitikėkit, ką norėjau pasakyti, užkrito mintis. Jo, vėlgi vakarykščiam video minėjau šitą pavyzduką, na, sakiau, kad esam labai panašioje vietoje kaip čia. Ir, na, dabar ta vieta dar labiau panašėja. Tai yra, kur mes turėjom stiprus impulsas, turėjom pirmykštį initial high, turėjom na sell-offą į bensus, turėjom tą pirmą pušą, yra pirmas pušas, kuris nepasiekė high, vėl sell-offą į bensus, išsilaikyta žemiau, aukščiau yra, tai yra raudonų, neklausinta žemiau raudonų, išsilaikyta neklausinta, na antras pušas, na šitas antras pušas toks buvo labai mizerinis, bet vis tiek jisai buvo. Antras pušas, vėlgi nepadaryta jokio high, na ir tada jau pradedam treidinti žemiau. Tai na realiai pagal šitą, jeigu imtume būtent šitą kaip, na, nesakau, kad čia dabar taip iš karto atsitiks, bet jeigu jau šiandien užsiklausintume žemiau, tai manau kažkiek dienų jau patreidintume ir žemiau to levelio. Na, nebent atsitiktų kažkas tokio kaip čia, kur rytoj iškart reversalas ir na tada parodytų, kad kaina tikrai nenori būti žemiau, bet na, vienas iki jau tai buvo. Bus 2 kartus sunku pasakyti. Na, vėlgi esminis dabar levelis šitam visam reikale. Na, aišku, pats esminiausias, kad būtų toliau bullish, tai aišku 110. Na, šis iki kaina išvys frontranino, tai net nespėjo palė 110, kai iškart subirėjo. Matosi, kad na, labai kaina nenori sėdėti virš to 110, ir va čia buvo ta diena, kur užtrepinta 1 bilijonas ETF flows. Na ir vėlgi, atsimenat, ne, kaip dariau video, na tie, kas žiūrit video pastoviai, tai atsimenat, kaip dariau būtent šitą dieną video ir na, backtestinau aukštus ETF inflows po uptrendo, na ir ten realiai 9% čiūtinė pataikymo reitas, kad po gan ilgo uptrendo, jeigu prasideda na, toks visiškai lempinis aukštas ETF flows, na tai markina piko topą, na ir taip ir atsitiko realiai nuo tos dienos, na visiškas piko topas. Tai na tikrai tie ETF flows tikrai turi svorio, tai yra, na, tikrai reiktų juos atsižvelgti būtent va trendų perspektyvoje. Tai yra, na, kai mes turim kažkokį, tai, na, rimtą. Na, šiuo atveju sakyčiau uptrendą, ne, vėlgi tie downtrendy ant BTC, jie tokie ifi. Tai yra, na, būtent dabar ifi, na, čia angliškas žodis, ne, nežinau kaip lietuviškai išsireikšti. Tokie jie kaip ir būna, bet jų kaip ir nebūna. Tas downtrendas, jisai netoks kaip uptrendas. Tai yra, tas downtrendas būna toks labiau choppy sideways į apačią. O uptrendas būna tiesiog skridimas į viršų. Ir irgi, na, trading BTC downtrendus, following trendą, na, sunku. Nesu dar atradęs jokios, na, kažkokios tai realios strategijos, kur galima būtų taip daryti. Tai realiai, na, manyčiau, uptrenduose tikrai vertėtų žiūrėti. Vat, jeigu, na, turim trendą, turim visur, na, padorius ETF flows, tai yra vidutiniškai aukšti flows, ir tada turim vieną dieną tiesiog žiaurų flow, kuris, na, visą šitas dienas permuša, ne, 2-3 didesnis flow negu tiesiog praeitose dienose, na, tai greičiausiai markina topą. Ir sakau, galit pažiūrėti, tai buvo 22 dienos sausio, vasaris, kovas, balandis, gegužės 22 dienos video arba 23
kažkuris iš tų dviejų video, ten jaučiu pagal pavadinimą irgi rasi YouTube'ai, kur būtent backtestinau va tos ETF flows ir na, ten labai aukštas pataikymas, tai va tikrai vertėtų atsižvelgti šitą reikalą. Kas dar? Na jo, tai initial turbūt levelis, na ne initial, o tas toks pagrindinis levelis, kurį na reiktų flipinti, kad tap bullish 110k. Ir šitam visam reikale pagrindinis levelis, sakyčiau, va šitas vykas, tai yra na 105,8k. Jeigu mes nusimtume, nulimtume čartą. Ir, na tai nesakyčiau, kad tai yra bull bear line'as, nes matot, kad kaina tolygiai įsilaiko aukščiau, negu kad ir įsilaiko žemiau. Tai yra, na, bull bear line'as būtų 110k, ne, kur, na, matosi akivaizdžiai, kad virš 110k tikrai kaina negali laikytis ir didžiąją dalį praleidžia žemiau 110k. Tai jeigu taip atsitiktų, kad pasikeistų, tai ir pradėtų virš 110k laikytis, tai na čia akivaizdus bullish shiftas ir sakyčiau 110k tikrai akivaizdus dabar yra bull bear line. Na, o 105k yra pivot levelis. Tai kom skirias pivot levelius nuo bull bear line, tai na, bull bear line akivaizdžiai kaina negali laikytis virš jo. Ir jeigu prasidėtų taip, na tai reiškia akivaizdus būtų pokytis viso šito reikalo ir na akivaizdžiai kažkas markete pasikeitė ir na didelė tikimybė, kad bus tolimesnis continuationas. Pivot levelis, ką reiškia? Tai reiškia, kad kaina pivotina, vėlgi nežinau kaip lietuviškai šitas žodis, pivotna yra kaip centras galima sakyti, ne, ir iš vienos, na kaip vidurys, ir iš vienos pusės pivotina į kitą pusę. Ir na matosi, kad kaina tolygiai tiek pat laiko praleidžia žemiau šito levelio ir aukščiau šito levelio, vėl tolygiai žemiau, vėl aukščiau, vėl tolygiai žemiau, vėl aukščiau, tai na tiesiog kaina smaukosi aplink šitą levelį. Tai yra vadinama pivot levelio. Ir jo, realiai, na, matosi, obviously, kad mes turim čia range'ą, tai yra, na, grubiai galim tarti, na, sakykime, šitas, va, gal pavadinkime šitą, na, 101k, tai yra, kur mes turim tą range low, kur, na, selleriai nesugeba nupušinti kainos žemiau šito levelio ir na čia visą laiką yra demandų ir visą laiką yra supporto ir na kaina iš čia duoda labai stiprią reakciją, lygiai taip pat ir turim 110k, tai na kur kaina nesugeba laikytis aukščiau ir čia yra nusilofinama ir na čia nėra demandų ir yra daug sellerių ir na turime tą midpointą, tą pivot levelį, kur kaina tiesiog pivotina aplink jį. Tai na, turim tokį price actioną ir na, tas price actionas gali tęstis daug ilgiau negu jūs galvojat. Vėlgi, kadangi mes turėjom gan stiprų uptrendą, realiai mėnesį su pusė tiesiog up only kondicijų, tai na, tikrai nenustebčiau, na, iki birželio, manau, tai tikrai, o gali būti ir ilgiau. Na, vėlgi, turit prisiminti, kad ta 28 taisyklė, kur marketas trende praleidžia tik 20% laiko ir, na, range'indamas sideways tik 8%. Ir vėlgi, cause and efektas, ane, tai, na, kuo buvo stipresnis kuo buvo stipresnis, agresyvesnis, ilgesnis trendas, to po to reikia ilgiau laiko, kad tas spiroklį iš naujo susuktų. Tai, na, per daug nereiktų įskaityti visą šitą price actioną, vėlgi čia postnormius raketos kažkokios skraido, na, sakau, nesitikėčiau breakouto iš šito range'o dar ilgą laiką, na, nebent čia būtume kažkur prie range low ir tada, nežinau, prasidėtų ten atominis visiškai karas, na, tada jo obviously subirėtų tas PTC, bet, na, betint ant atominio pasaulinio karo, na, tikrai ne patys geriausi oddsai.
vėlgi, na, kai žiūrint vat tokius visokius eventus, į visokius karus, na, visą laiką betinė ant to, kad jo nebus, tai yra, na, visą laiką didesnė odzai, kad jo nebus, tai, na, manau, bet koks čia, jeigu duotų tik šansą čia pakreist, na, manau, obviously turėtų būti panaši reakcija. Na, nesakau, kad iškart iki range high, bet sakau, kad pivotinsim, manau, aplink šitą levelį dar ilgą laiką. Tai jo, tiek iš analizės pusės domina daily bensai. Na, jau nebedaug beliko. Tai yra, na, manau, jeigu šiandien dar užsiklausintume panašiai, jeigu dar rytoj būtų raudona diena, jie jau tikrai flipintų raudonai. Ir, na, tada tikėčiausi kažko kaip čia, ne, kur, na, ne visiškai tas downtrendas, tai yra jo, jie flipintų raudonai, bet po to būtų stiprus pušas, flipintų žaliai ir, na, tiesiog mirguliuoja. Kai bensai mirguliuoja iš raudonų į žalius, į žalių į raudonus, tai, na, yra tiesiog range'as. Tai, na, žiūrėsim, laukiam to flipo ir žiūrėsim, realiai, jeigu bus raudonas bensų flipas, na, nusipieškime raudonai, kaina kažkiek tai obviously pakrenta ir tada kainas staigiai pakyla, na, tarkim, nuo šito levelio, nes staigiai pakyla vėl čiutniai iki range highs ir tada bensai flipina vėl žaliai. Na ir viso, tada jau kaip ir užkonfirmintų tą mano teoriją, kad čia tiesiog, na, range'as maukimasis ir, na, sakau, tikėčiausi, aišku, kad gal tas range'as bus toks labiau krentantis žemyn, bet sunku pasakyti, range'as yra range'as ir kaip koks jisai čia bus, na, didelės reikšmės neturi. Jo, toks video šiandieną. Tie, kas mus žiūrit YouTube'ai, pereikit į Telegramą, subscribe, like, prenumeruokit, komentuokit. Jeigu turi kažkokių idėjų ar pageidavimų, apie ką pakalbėti, apie kokį koiną, apie kokį indikatorių, apie kokią temą, apie kažką, būtinai rašykit savo klausimus į komentarus arba Telegram'e į chatą, arba man galite į PM parašyti. Tai, na, tikrai atsakysiu į viską. Jeigu klausimas įdomesnis, išsamesnis, ilgesnis, tai atsakysiu video formą, jeigu trumpas klausimėlis, atsakysiu raštu. Bet, na, tikrai nemėgstu palikinėti klausimų neatsakytų, tai, na, būtinai rašykit ir tiek. Su jumis buvo Haroldas, dėkui, kad žiūrėjot ir susitiksime rytoj.